Ir apie BIF reiktų pakalbėti, tai mes paskutinį kartą labai promising viskas atrodė, turėjom labai stiprų breakoutą ir po breakouto, ją pačią pradėjom keliauti, ar ne, dabar tokį saliginai relief realiai turim, kur vėl galim truputėlį išstopinti visus, kas čia šortinu, visus šortus ir toliau ją pačią keliauti. Arba turim čia 3, galim sakyti 4 equal highs yra, viską čia svypinam ir įtestinam ir keliaujam toliau į viršų, bet ar nebus per anksti čia dar? Ar tik tai nebus vat raudonasis scenarius? Gal geltonai pasižymėkim, kad aiškiau matytus. Nebus geltonas šis scenarius labiau. Kur svypinam SFP ir atgal į apačią. Testuot šitų. Tai va, bet kol kas viskas atrodo gerai. Kol kas pozicija labai gera. Ar mes testuosim šitos slow dar neaišku, bet entris labai geras. Tai jeigu toliau keliausim į apačią, tai šitą zoną vis čia nieko laikyti neturėtų. Vat, nu čia gražiai bouncinam, čia irgi, ar ne? Labai gražiai viskas susirinko. Ir nu čia bouncas buvo. Ar mes norim visų šitų dar pamatysim, bet spėsim viską užsidaryti, jeigu ką. Entris labai geras, dabar tik tai reikia laukti. Dabar tik tai reikia laukti. Aš simečiau limit take profitą ties šituo high. 7901, taip žiūrėsim. Per kiek laiko galim hitint, ar ne? Ar pirmą hitinsim apatinę dalį. Tai va, jeigu norit gauti tokius etapus, patys žinot, ką daryti, užsukit pas mus į Telegramą. Ten rasit daugiau informacijos apie mus, kaip mes treidinam ir visą kitą galėsit mums asmeniškai parašyti. Ir taip pat parašysim jums narystės sąlygos, jeigu nori dalyvauti privačiuose grupėse. Tai išmokti techninės analizės, ar ne, dalyvauti diskusijų grupiai ir taip pat gauti signalus iš mūsų ir mūsų analitikų. Ir patys nariai taip pat dalinasi ir savo setupais. Tai labai daug pridėtinės vertės. Taip pat mūsų narių atsiliepimus rasit šitame pačiame pirmame video. Tai va, tiek apie VIFą nežinau, pažiūrėsim, ar yra dar apie ką kalbėti, šiaip yra kitų darbų, ką reikia pasidaryti, tai nežinau, jeigu tiek, tai tiek, jeigu ką dar vakare kažką bus galima padirbėti, o jeigu ne, iki rytojus užmetam laiką ir gražios jums dienos, kolegos.